Sveiki, gavau kelis klausimus, kuriuos pabandysiu paaiškinti. Aš nors ir nesu pats geriausias Google specialistas ir Google'us žino daugiau už mane, bet parodysiu. Tarkim, kaip paskaičiuoti kraštinių ilgius. Tarkim, turim vieną kraštinę, pirma biržė. Turim antrą kraštinę, pirma biržė. Ir tarkim, turim trečią kraštinę ir jinai priklauso antrai biržiai. Gerai. Taip pat turim kampus. Kampas 1, biržė pirma, kampas 2, biržė pirma, kampas 3, biržė pirma ir tarkim kampas 4, bet jau biržė antra. Pasižiūrim, ką mes čia supaišėm. 3 kraštinės. Ir 4 kampai. Dabar kraštiniam mums reikia paskaičiuoti ilgius. Pirmą pasižiūrim šičia. Žinys. Mes jau turim kraštinių numerius, bet tačiau neturim ilgių. Tas pats turim kampų numerius, automatiškai į brėžinį atsistoja, bet neturim koordinačių. Grįžtam atgal. Kraštinių ilgiai. Skaičiuoti. Čia yra svarbu, mes nekuriam naujo lauko, mes keičiam esamą lauką ir keičiam ten, kur yra ilgis. Geometrija. Čia būtų, jeigu norėtume skaičiuoti plotą, mes ieškom ilgis. Ok. Ilgis suskaičiavo. 62 metrai, 231 metras. Čia ko gero galima padaryti, kad automatiškai apvalintų, bet galima pasidaryti ir taip. Labai civilizuotai mums atrodo. Ir grįžtam prie šablonų. Šablone mums jau rodo 1, 2, 3 kraštinę ir su jų ilgiais. Tačiau jeigu mes norim, kad mums rodytų tik tais pirmos biržės kraštinės, grįžtam kraštinės, užbaigiam darbą. Filtras, biržės numeris, lygos pirma. Okay.
Grįžtam atgal į šabloną. Atnaujinti. Mums rodo tik tais pirmos biržės kraštinės. Ta patį darom su kampais. Kampas. Skaičiuoti. Nereikia kurti naujo. Keisti esamą. X. Geometrija. Y koordinatai. Mums reikia X koordinatai. Okay. X koordinatė suskaičiavo. Y geometrija. Y. Okay. Kad būtų gražus planas, pratrinam, kiek mums čia nereikia. Taip, ir jūs ko gero pamatėt, kaip aš čia taisydamas, čia irgi taisosi. Analogiškai, jeigu man nesinori matyti visų kampų, aš galiu uždėti filtrą. Pirmiausia, baigiam redaguoti. Filtras. Biržė lygu pirma. Okay. Atnaujinti. Tai tiek.